Kaip atrodo ateitis? Fizinių ir technologijos mokslų centras ateitį kuria jau dabar. Tad kas jeigu tu naudotum spartesnį 6G interneto ryšį, taikant subterahercų bangas, dėvėtum rūbus, kurie saugo kūną nuo išorės poveikio, o vandenį gertum gryną, be mikroplastiko? Gražu, bet ateities inovacijos pačios neatsiranda. Tam reikia mokslo, doktorantų proto pastangų ir begalės bandymų, kurie vietoje laukto rezultato nuvestų į dar vieną aklavietę. Bet juk sėkmė lydi atkakliuosius. Ko įprastai negali rankos, pajėgia mokslininko protas. Su ryžtu tyrinėti, ateitis priartėja sparčiau. Kol galiausiai sprendimai ima veikti. Idėja gimsta vieno galvoje, bet kai jų daugiau, įgyja vertę. Fizinių ir technologijos mokslų centras. Sužinokite daugiau ftmc.lt.